Cheminių elementų sudėties normavimas koncentruojantis į skaičius. Autorius Grigorij Grabovoi. Proporcingumo koeficientas G, visuotinis traukos dėsnis vadinamas gravitacijos konstanta. Gravitacinės konstantos nekintamumas patikrintas tikslumu iki 10-17 laipsnis. Savo išradimuose, kuriuose išskiriamos šviesos elementas, atitinkantis būsimus įvykius, aš naudojau 10-17 laipsnyje formulę dydį formaliam fizinių procesų aprašymai, leidžiančiam per šviesą normuoti įvykius. Skaitinė vertė gravitacinė konstanta yra traukos lygmuo jėgos modelio, veikiančiam taškinį vienetinės masės kūno iš kito tokio pat kūno esančio vienetiniu atstumu. Atitinkamai galima naudoti technologiją, kuri išskiria vienetinės masės kūno savybės, siekiant pakeisti gravitacinę konstantą. Remiantis metodologiniu pagrindu amžino kūno masės egzistavimo ir vystymuisi, šią technologiją galim panaudoti, kuriant mašinas, judančias naudojant gravitaciją, gravitolaivius, taip pat technologijas užtikrinančias amžiną gyvenimą. Viena iš technologijų yra ta, kad sumažinus kūno masę iki nulio, pavojingoje vietoje, naudojant tokius įrenginius, šią masę galima pakeisti į laiko šuolio sritį, kuri tarsi nėra įvykių, tai yra visiškai saugu. Praktikoje toks įrenginys gali priimti teleportatorių akimirksniu, perkeliant žmogaus kūną į saugią vietą, esant grėsmei. Be to, toks teleportatorius gali būti nedidelio dydžio, maždaug degtuko dėžutės, nes sąveikos su mase mechanizmas daugiausiai yra sutelktas pačioje masėje ir jam naudoti nereikia didelių išorinių sistemų. Šis požiūris gali apsaugoti žmogų ne tik fizinių procesų lygmenyje, bet ir nuo informacinių problemų. Pavyzdžiui, galime pašalinti iš realybės informaciją apie ligas arba gyvybės nutraukimą ir taip pat pasiekti amžiną gyvenimą, naudojant tokius įrenginius. Amžino vystymosi procese, naudojant aprašytus principus amžinam gyvenimui, žmogus galės ir neturintis prietaisų, tam jis turi taip pat suformuoti savo sąmonės struktūrą taip, kad ji pati valdytų kūno masę. Amžino vystymosi sąlygomis bet kurios technologijos gali būti toliau suformuotos iki lygmens užtikrinančios amžiną gyvenimą visiems. Per laiko šuolio procesus į praeitį ir ateitį galima keliauti tiek į begalinę praeitį, tiek į amžiną ateitį. Tai yra amžiną pasaulį visiškai pažinus, o tai reiškia, kad amžinas gyvenimas visiems bus garantuotas. O dabar paprasta žodinė technologija. Prieš save pastatau sferą, su tikslu aš veikiu kaip veikia kūrėjas, į sferos formą pastatau atvaizdą su savo viso gyvenimo praeities įvykiais, nesėkmės, žmonėmis, kurie buvo susieję, yra ir bus susieti su manimi. Ir visus šios įvykius parašau formulę mintimis auksinės spalvos 10-17 laipsnyje. Tai reiškia, kad ši formulė nuo žmogaus visą praeitį perkelia į ateitį, ateitis nuvalo visos praeities informaciją su ateities šviesa, kūnas nebeturi svorio praeities ir pradeda kurtis iš naujo dabartyje. Ir tegul tai būna. Taip, užtvirtinu šio valdymo proceso veiksmų kūrėjo normą pagal visų laikų realybės parametrus nuo šiandien iki begalybės.